Žesiuku. Kodėl jūs Šarinė bėga ir kaubojus! Kornelį, Reikėtų mąstyti, strategijos ir kad būtų panašiai kaip karo lauke. Ir vienas iš minčius sugalvojo šachmatus. Radžiai šis žaidimas labai patiko. Ir jisai pasakė, dabar prašyk kokio nori atlygio. Aš žinot, kokio atlygio paprašė išminčius. Jis paprašė, kad karalius ištaišę žaidimų lentą į pirmą langelį padėtų vieną grūdą. Į šitą langelį padėtų jau 2 grūdus. Į čia 4 ir taip kiekvieną kartą vis daugiau ir daugiau. Na, karalius gal... Vienas kartu, 2 kartu, 4, 8. Ir karalius galvoja, nu gerai, ką čia grūdus, gerai, sutinku. Ar žinot, kas atsitiko, kai karalius sutiko kokią atlygį duoti? Ne. Pasirodė, kad karaliui teks atiduoti visą karalystę. Jūs eisite į kitą etapą, taip sakant. Jeigu spėsit išsiaiškinti, kas geriausiai iš jūsų žaidžia, gaus prizą. Laimėtas. Gali įsisukti, kad jis tavo dviejų nenukirstų. Jai atrodo, Paimsi ir galiu. Galim antrą lapelį. Mes per daug įtrašom. Jeigu kam trūksta lapelės, ateina šaudo. Nu, pastokį, palaikyti Aronėlių kompaniją. Nu, palaikykit, vadovai, negi sunku. Tokia. Aš tik pasakysiu, kad tą nupieštų. Jo. Taip. Gerai, šiaušia. Pradedam nuo pirmos komandos. Jo. Mes parašėm, žinoma, savo pavadimą, kad įskirtumėt, kad tai mūsų. Parašėm stovyklos pavadimą Rojaus Link. Ir mes pavaizdavome mūsų gyvenamą patalpą, mūsų gyvenamasis patalpas ir mėgstamiausią atrakcioną. Tai yra batutą. Ir kokie mes čia laimingi. Sogės. Kuriam naudojam irgi gražias priemonės. Toliau suknelė. Kadangi dabar vasariški orai, labai šilta, tai darėm, kad jau ventiliacija būtų. Tai va tiek. Kubatus parodykit, batus nematom, kurpaičia auksinė. Matai, tai kad jeigu eitų bent belgė, jeigu reikėtų bėgti namo ar kažką, tai kad biški ne kažką. Kai būna benelės,
kad reikia. Nu, apsisuk, pasisukinėk biškį. Sakiniam, parodyk, fotografai norim tave nufotografuoti. Papluojam visi! Ojam! Tai yra mamų, vaikų, draugas. Visams lanką pasakysiu, kiek būna matyti. Super! Kelnaitės kėdos. Nauja sulenta. Suknelės, vasaros suknelė, mes ją biškai traukiam, lengva traukiam, bet gerai ilga. Geros kūrybos ir daug darbo kepurė, dviejų žmonių, tobuli batai ir tobulas pirkšnės, viskas labai dera. Tai va, tiek. Nu, pašokinėk, pastriksėk, pasisukinėk. Pažiūrėsim pristatą iš kolekcijos Pantero šėlsmas. Vestuvinė suknelė, pavadinimu Gotų vestuvinė suknelė. Geltonas pirštinis atspindi mūsų Pantero spalvą. Na, ne juoda, bet tai ir mūsų grupės spalva. Šitas juodas ir gerus dėlimas labai tinka ir pasislėpti nuo vėjo ir nuo lietaus. Ir jeigu kas, galima susidėti šiukšles. Taipogi, ši graži juoda rožė atspindi jos kaip moters trapumą ir grožį. Taipogi galime apsisukti, parodyti, kaip iš gal atrodo iš šono. Irgi batai padės nesušalti. Nenuskėsi. Nenuskėsi. Taigi. Bet dizaineris tai tobulas. Ne, čia privatavimo gal? Įvyko su žmogum, kuris rūko metus laiko. Papasakok. Nes tu žinai tikrai, per savo patyrybą. Praktiškai gaunasi kaip toks įprotis, kad atsiskaityti nemoka. Taip, tai yra po to tu nori mesti ir negali. Tave pririša. Kitaip tave sakant, tave pririša. Jo. Kągi, mes jį irgi suriškime. Kaip gerai yra rūkyti, kaip yra smagu. Nu tiesa, tu biškai surištas. Bet vis tiek įsivaizduok, kaip fainai atsistoji, kaip kietai atrodo cigaretę laikai. Tu stresi, gyveni, nes tave gali į kalėjimą pasodinti, ar netiesa? Įsivaizduok, pasodinsi kalėjimą, kaip bus blogai kalėjime sėdėti, ar ne? Bet reikia atsipalaiduoti. Pasikvieskim draugų, išgerkim ir atsipalaiduokim. Taigi tu tampi priklausomas nuo alkoholio. Ir dabar modestai šitonas sako, žiūrėk, kaip tu gerai gyveni laisvėje. Tu esi laisvas žmogus, o tikrumoje kas jis yra? Mankurtas. Nes jis nesuvokia savęs kaip nuodėmininko. Žmogus, kuris geria, jis nesuvokia, kad jisai blogai. Nu, kartais supranta, kad gal ir negerai, nu, bet vis tiek eina ir geria. Žmogus, kuris persivalgo, supranta, kad nu tai gal ir negerai, nu, bet taip norisi keiktis. Ir atrodo, net ir šitoj stovykloj, supranti, kad negerai keiktis, bet taip, ne, nes šiandien ryte sakau, keliamės kažkur iš palapinės. Nu, lenda tie žodžiai, nori, nenori, lenda, jie suprantė. Gal ir nenorėtum, bet jie lenda iš tavęs visą tą bjaurasties. Ir nes tu esi surištas, o tu galvoji, kad tu esi laisvas, o iš tikrųjų kiekviena nuodėmė surišta. Iš tikrųjų, kada žmogus išpažįsta kiekvieną savo nuodėmę, Kristus gali išlaisvinti žmogų iš bet kokios nuodėmės. Ir taip, tikintis žmogus nerūko, negeria, nesikeikia. Jis neis dirbti darbo, kuris yra nesąžiningai, už kurį nesąžiningai yra mokami pinigai. Ir daugelio žmonių tai atrodo nepatrauklu, bet būtent toks žmogus yra laisvas. Here we go.
Per galvą duodat, ne per šoną. Patrauk, patrauk. Jam 8, Gerai. 9, 50, 50. Gerai, laikom. 3, 50. Gerai, išlaikėm, šaunuoliai. 60. Ant vaduojas, pilam ant vaduojas, nu davai. Nesinantavęs užpilks, jinai tokia. Stumkit, kas nenorit išlapti ant kintų. Jau einame. Jis yra italas, jis nuo mažens sirgo veido raumenų paralyžiumi. Ir jisai praktiškai negali kalbėti. Jeigu jūs žiūrėsite ir filmus, pastebėsit, kad jisai praktiškai nekalba filmuose arba rodo iš nugaros. Tai jis praktiškai negali kalbėti ir nuo mažens blogai matė, kadangi tas raumuo trukdė net ir matyti ją. Taigi, kada jis ateidavo pas režisierių ir sakydavo, pas mano, kad mane pagrindinį vaidmenį. Bet tu nemoki kalbėti. Man reikės kalbėti, aš mušus. Ir tokiu būdu tas režisierius sako, nu gerai, pabandykime. Ir Rokio Balbo pirmą tą filmą jie pastatė per 1 mėnesį. Visą filmą pastatė per 1 mėnesį. Žinot, kiek uždirbo vėliau už to filmo? 225 milijonus. Tai vienas įdomus faktas apie šitą žmogų. Visai neseniai prieš keletą metų Stallone paskelbė, kad jis priėmė Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Tačiau jokios pasaulio informacinės priemonės apie tai nepranešė. Kodėl? Kaip sakė pats, aš klausiausi interviu su juo, jisai sakė pats, jeigu aš būčiau pasakęs, kad aš tapau transvestitu, jeigu aš būčiau pasakęs, kad aš tapau esu gėjus, sako, būtų visos pasaulio informacinės priemonės pasigavę, išreklamavę, visur kalbėję ir taip toliau. Bet kad aš pasakiau viešai, kad aš priėmiau Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją, tai niekieno nedomino. Nes mūsų pasaulis yra sekuliarus. Mūsų pasaulyje yra nepopuliaru kalbėti apie Jėzų. Bučinys, tai aš dabar kalbėsiu techninę kalbą, kad aiškiai apibrėžčiau. Bučinys tai 2 žandikaulių, aptrauktų oda, pripildyta riebalinėmis liaukomis, susijungimas, sėliomainai. Aš teisingai pasakiau? Pasakykit, kas po to norit pasibučiuoti? Niekas, kodėl? Juk aš pasakiau viską teisingai, kodėl nėra noro pasibučiuoti? Ko nėra šitam bučinė? Nėra meilės, nėra romantikos, nėra aistros.
Lygiai kaip šokis be aistros yra tik sukimasis ratu, techniškai galima sukinėtis, bet tikras šokis tai kada yra aistra, kada yra meilė, kada yra džiaugsmas. Lygiai taip pat ir bučinys. Lygiai tas pats yra su Dievo žodžiu. Jeigu jūs jį skaitysite techniškai, kai kurie iš mūsų esame išoriškai, mes visi esame atrodo vienodi. Tačiau kai kurie iš mūsų atrodome štai šitai. O jeigu dar vabaliukų yra galvoti, taip malonu. Lapą popierių, kad sudaromas kažkokį tai matotai. Man atrodo, tenai yra aikštė. Pamatė. Nu? Mama, spaudžiu telefoną. Gerai, paskambinti, gal kas nors surado. Alio. Labai malonu, čia Tomo telefonas. Ar galite išjungti? Einam, aišku. Kama čia telefonas? Kama čia telefonas? O dabar skambina nieko nesakė. Vietame buvo, kad vienas pametė telefoną ir negrąžino, o paskui jis tą patį telefoną rastą pametė ir paskui gailėjasi, nes galvoja, kad jeigu jisai būtų grąžinęs, galbūt ir jam kažkas būtų jo telefoną grąžinęs. Pirma diena. Šiandien ateis pas mus naujokas. Akvilė. Weekend. Nu, naujokė vardą nežino, viskas aišku. Antra diena. Štai ir moralas, kad Dievas visada mus išklauso. Kodėl? Aš tai Garsiau darom. mano padaryti. Oi, greičiau, oi. Padėkite, iškvies greitai. Bėga iš čia, atvažiuos greitai įsisamsta. Neklausyk, jis sėdėjo, pareikia, pareikia. Neklausyk, tu jos tiesiog neklausyk, tu iškvies greitai, gelbėk ją. Kviesiu greitąją. Greičiau kvies Greitoji, greitoji. Kviečia. Šiandien mes jums papasakosime istoriją apie vieną karalystę,
ir apie vieną konkretų miestą, kuriame vaikščiojo Elgeta. Kaip matote, jinai buvo visa apdriskusi. Neturėjo švarių rūbų, matot, kokie rudi žalyčiai žaliai išsivarčius. Ir tam, kad jinai galėtų pavalgyti, jinai eidavo ir prašydavo pa žmonės. Tačiau štai kokių atsakymų jinai susilaukdavo. Gal galit čia? Jėzu. Čia tau nepatikla. Eik iš čia, Valkata. Ją išvarydavo. Tačiau valgyti visiems norisi. Ir jinai atkakliai eidavo prie kitų durų. Susikišti reikia nuo durų. Štai, vietoj maisto jai dažnai brūkdavo bulvių lupenas, pasenusią suragėjusią duoną, ar net senas gėlės kaip šiukšlės išmestų. Ir tik labai retais atvejais, pasibeldusi duris, jinai išvysdavo štai tokį vaizdą. Visame mieste atsirado tik vienas namas, kuriame Elgeta priėmė, pamaitino ir sušildė. Tačiau šis įvykis atrodo netoks svarbus bendrame kontekste, nes juk kitą dieną kiekvienas žmogus gavo pakvietimą, specialų pakvietimą atvykti į karališką puotą. Taigi jie visi pradėjo labai ruoštis. Jie gražinosi, kas paišėsi veidus, kas žiūrėdavo tik savęs, kas vienas kitam padėdavo. Ir štai atėjo puotos diena ir jie visi įžengė į pokylių salę ir užėmė savo vietas. Nėra vietos, tai sėdi. Kai visi užėmė savo vietas, buvo paskelbta, kad vakarienė prasideda. Vos atnešus vaišės, į pokylių salę įžengė ir Valkata. Ir visų nustebimų, kai jinai nusimė apsiaustą, pasirodė, kad tai buvo šios šalies karalienė. Jinai norėdavo patikrinti, kokie žmonės gyvena jos mieste, apsirengė Valkata ir nuėjo patikrinti, ar daug namų durų jai atsivėrė. O ar daugelį iš šių namų jinai gavo maisto? Nedaug. Taigi, moralas būtų toks, kad nepridarytumėte gyvenime klaidų, neįskaudintumėte žmonių, elkite su visais taip, lyg jie būtų karaliai.
stabdys, nu. Tik švelniai, švelniai, bet tu taip, o. Prispaust, priešininką prispaust. O. Nu, kurie pagaus, nu, davai, greičiau, greičiau, greičiau. Mūsų stovykla bus gera, neišvyksi, nei iš čia. O mano vakarai, žydrieji vakarai, su vėjais alkanais, už durų privertų, norėčiau su jumis kažkur tolyn išeit, neklaust ir nežinot, tolyn, tolyn kažkur. Užgęsta židinį, bevirpantį liepsna, žėruoja tik anglis, tyliu raudonumu, o kokia tu brangi, manoji vienuma, į nieką aš tavęs mainyti negaliu. O kokia tu brangi, manoji vienuma, į nieką aš tavęs mainyti negaliu. Pabunda mintyje, užmigusi viltis, pavasaris ir vėl palaukiam atvažiuos, o mano vakarai, ar viskas dar sugrįž, ar trokščiu kada nors dar juoktis ir dainuot. Tik vėjas vienuma, begęstanti liepsna ir keistas ilgesys, kažkur išeit, išeit, kažkokia kur skubėt, išeiti šaukia kas, sakykite jūs man, žydrieji vakarai, kažkokia kur skubėt, išeiti šaukia kas, sakykite jūs man, žydrieji vakarai. O kokia tu brangi, manoji vienuma, į nieką aš tavęs mainyti negaliu, kažkokia kur skubėt, išeiti šaukia kas, sakykite jūs man, žydrieji vakarai. Prasidėkit, 1, 2, 3. Arim šim šim, arim šim šim, buli buli buli, rim šim šim. Arabija, Arabija.
Tačiau! Arim šim šim, buli buli buli, rim šim šim. Arabija, Arabija, buli buli buli, rim šim šim. Buli buli buli, rim šim šim. Arabija, Arabija, buli buli buli, rim šim šim. Dar greičiau. Ir arim šim šim. Jungia pačiam šauniausiam virėjui, šefpovarui Juliui. O dabar 3 didžiuliai ačiū. Ačiū, ačiū, ačiū. O dabar giesmė. Sveikata, sveikata. Nes iš tavo malonės laimingi valgysim mes, palinki šiom dovanom. Atiduodam kamuolius. Kažkaip visi vienodai, ne? Žingsnis. Gerai, žinau, galvarė. Grąžinam atgal kamuolius. Dar kartu žingsnis, jūs ir jūs, tai ką? Einam!
varpelius. Kūnas prisimena kūną ir kūną pamiršta. Rytas svajoja ramus, nagas pas tėvo namus. Žiūri į mus, sukioja prie smilkinio pirštą. Ir man užtenka tavęs, man nereikia kitų. Mano meistras man sakė, kad aš esu tu. Nežinau, ar galiu netikėti šitą lietus. Ir aš einu sumerkęs, aš giliai nematau, kaip užmezgai nuo viešpats vaidenasi tau. Tu sakai, neužvien, tu sakai, tik sprenyksta palietus. Ten vėjas. Kaip norėčiau vieną pabraidyt po pievą, ankstų rytą brėžčiau po grasą gaivį. Eičiau savo į pievą, brėžčiau jos jūron žaliom, gaivus pavasario vėjas kojas gaivintų rasoj. Kaip norėčiau būti paukštas, skraidyti padangę žydrą, pamatyti žemę, kurie palyra, palyg kaip kamuolys. Aš pasiekčiau saulę. Mes einam rojaus link. Jėga! Šio žemę